Labas, aš bitės profas Žygis. Pakelkite rankas tie, kas profesionaliai kurite muziką ar fotografuojate. Na ir dar tie, kas apie tai svajoja. Gerai, tebūnie ir visi, kas mėgstate muzikos klausyti. Aišku, jūsų nematau, bet neabejoju. Rankų miškas. Visiems jums puikių pagalbininkų taptų Sony Xperia 1.4. Tuoj parodysiu kodėl. Įsivaizduokite samurajų, kuris keliauja tikslo link nesimėtydamas į šonus. Lygiai taip pat elgiasi ir Sony. Japoniškas atkaklumas leidžia jiems nesivaikyti trumpalaikių madų ir laikyti savo išmaniųjų dizainų. Šio telefono išvaizda neišimtis. Viskas subtilu, paprasta ir neperkrauta. Sony Xperia 1.4 pasižymi ir keliais sprendimais, kurie kai kam primins tolimą praeitį. Tai standartinė ausinių jungtis ir atminties kortelė. Na, nes tikriems profesionalams vietos telefone nebūna per daug. Svarbu paminėti ir tai, kad šis išmanusis turi net kelis atsparumo vandeniui sertifikatus. Galėsite nesibaimindami telefoną išmaudyti. Aišku, specialiai to daryti nepatariu. Kad jau priskyriau šį modelį profesionalams, turiu pateikti daugiau argumentų, kodėl taip manau. Ekranas bene tiksliausiai ir detaliausiai perteikia vaizdą tarp visų išmaniųjų. 4K raiška. Šio telefono ekranas prilygsta daugelio iš mūsų namuose esantiems televizoriams. Įsivaizduojat? Rimti reikalai? Tiesa, Sony nusipelno ir kelių nedidelių minusų. Telefonas itin sklandžiai 120 Hz dažniu atvaizduoja animacijas, bet tik jį įjungus, įprastas ekrano režimas yra 60 Hz. Tad norėdami išnaudoti visą potencialą, turėsite paieškoti kaip ir kur pakeisti nustatymus patiems. Ir dar, Sony labai akylai stebi, kad telefonas nesušiltų per daug, nes perkaitimas labai kenkia baterijai. Jei tik telefonas užkaista, sistema iškart nugesina šį 120 Hz dažnį į mažesnį. Nesvarbu, kokios srities profesionalu esate ar būsite, be greito veikimo nei iš vietos. Šis Sony Titanas turi vieną pažangiausių procesorių Android telefonuose ir sočią darbinės atminties. Pamenate greičiausią planetos žmogų Usainą Boltą? Šį telefoną galėtume pakrikštyti tokiu vardu. Veikia jis super sklandžiai ir super greitai. O žaidimų gerbėjams nebus priežasčių liūdėti. Jie veikia net geriau nei pavyzdžiui Samsung flagmanuose. Telefono krovimo profesionalu nenori būti niekas. Ir neprireiks. Sony Xperia 1.4 baterija yra itin talpi. Plius įkrausite ją labai sparčiai. Tiek laidu, tiek belaidžiu būdu. Tiesa. Jei prieš metus Apple sprendimas į komplektaciją neįdėti krovimo blokelio atrodė sensacija, tai dabar iš nuostabos galima aiktelėti. Sony neįdėjo net laido. Dėžutėje tik instrukcija. Kad telefonas profesionalams sufleruoja ir telefono meniu. Pavyzdžiui, paprastas diktofonas? Ne. Šiame telefone rasite programėlę Music Pro. Ją atsidarę pirmą turėsite susikurti projektą, kuriame jau galėsite daryti balso įrašus. Su daug modernių funkcijų. Žodžiu, pasijusite lyg profesionalioje įrašų studijoje. Šie aplodismentai patogiam ir greitam piršto atspaudų jutikliui. Jis įmontuotas įjungimo mygtuke. O po juo rasite unikalų fotoaparatų valdymo mygtuką. Su juo tikrai pasijusite lyg profesionalūs fotografai. Kad jau apie fotografavimą, aptarkime Xperia 1.4 kameras. Oi, čia tai bus daug ką papasakot. Ant telefono nugarėlės net 3 12 megapikselių objektyvai. Pagrindinis plataus kampo teleobjektyvas ir papildomas gylio jutiklis. Super? Super! Fotografavimui ir filmavimui šis telefonas turi net 3 programėlės. Video Pro, Cinema Pro ir Photo Pro. Kaip jau ne pirmą kartą sakiau, viskas čia profesionalu. Filmavimo ir fotografavimo galimybių turėsite per akis, o valdymas primena garsiąsias Sony Alpha kameras. Foto ir video profesionalai jausis kaip namie. Bet nebandau išgąsdinti visų kitų. Automatinio fotografavimo ir filmavimo režimai irgi puikus. Telefonas taikliai parinks visus nustatymus už jūs. O kaip vaizdo kokybė? Dienos šviesoje pagrindinis objektyvas kepa puikias nuotraukas. Daug kontrasto, daug detalių.
ir nėra perdėtos spalvų sodrumų kaip pas kai kuriuos konkurentus. Spalvų balansas maksimaliai natūralus. Taip pat portretinis režimas pavadinimu bokeh. Jis leis sulėti foną už fotografuojamo objekto. Šis režimas čia natūralesnis nei daugumoje telefonų. Galėsite kurti meniškas portretų serijas. O itin plataus kampo kamera nieko nepaliks paraštėse. Rašau jai pagyrimą su pliusu. Objektyvas savo detalumu už kadrų palieka daugelį konkurentų. Pakalbėkime apie vieną didžiausių išskirtinumų šioje kameroje. Tai teleobjektyvas vaizdui priartinti. Neprarasdami nuotraukos kokybės galėsite artinti vaizdą nuo 3,5 iki 5,2 kartų. Jei filmuosite judančius gyvūnus ar žmonės, nereiks rūpintis jūsų fokusavimu. Šis telefonas gali sekti ir gyvūnų, ir žmonių akis arba veidus realiu laiku, viską išlaikydamas fokuse. Tik pažiūrėkite, kaip kamera seka katino akis ir veidą. Tad filmuodami tikrai nesusimausite. Taigi Sony Xperia 1.4 nesivaiko madų ir fokusą nukreipia į įvairių sričių profesionalus. Telefone prikrauta gausybė funkcijų, kurios pavers jūs geresniu specialistu. Aš, kaip profas, šį modelį tikrai užskaitau. Tiek apie Sony Xperia 1.4. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalų ir paskambinti varpeliu. Na, kad naujausios mūsų apžvalgos jūs pasiektų pirmuosius. O aš sakau, iki greito.